Visi mes norime pigaus ir gero kamerų komplekto. Kitaip tariant, norime aukso viduriuko. Štai esame paruošę jums komplektą 4 kamerų, įrašymo įrenginio ir kietojo disko įrašams kaupti. Šiek tiek plačiau pakalbėsime, kas čia per įranga ir kaip jinai jungiasi. Visų pirma, šitas įrašymo įrenginys turi iškart 4 lizdus kameroms. Per šį lizdą internetinį tuo pačiu kamerai yra duodamas ir maitinimas. Kitaip tariant, mums užtenka nuvesti vieną kabelį internetinį nuo įrašymo įrenginio iki kameros, pajungti šią vieną fiškutę ir kamera jau dirbs. Kadangi šitas įrašymo įrenginys turi POE maitinimą, tai jis pats autorizuos kamerą ir jums vart nereikės su kamerų autorizavimu ir tinklo nustatymais. Viskas paprasta, sujungiam ir galim matyti savo televizoriuje. Šios kameros yra 3 kartos. Taip kad mes galime kameroms nupiešti perimetrus, į kuriuos jinai dirba, į kuriuos jinai reaguoja. Perimetrų gali būti iki 10 arba gali būti kirtimo linijos. Kuomet perimetre kamera pastebi žmogaus arba mašinos tipo objektą, jums siunčia pranešimą, kad pas mus kelyje važiuoja mašina arba įėjo žmogus. Spaudžiam ant pranešimų, užkrauna trumpą video ir turime informaciją, kad mūsų teritorijoje yra žmogus. Taip pat šios kameros turi LED pašvietimą, reiškia mes nakties metu matysim spalvotą vaizdą. Dar jos turi švyturėlius, taip kad pamačius žmogaus arba mašinos tipo objektą gali papildomai įjungti švyturėlius, tam kad informuoti, kad kamera vis tik dirba, jinai pastebėjo ir užfiksavo pažeidėją. Taip pat turi ir sireną, bet ją galite naudoti, nenaudoti čia jau pagal savo situaciją, kad netrukdytumėt ir kaimynams. Tikra reali kaina šio komplekto susidėjus pas mūsų puslapyje yra tokia, o šiam momentui iki naujų metų mes jums pasiūlysim ženkliai mažesnę kainą virš 300 eurų nuolaidą. Taip pat galite iškart nemokėti pinigų, nes turime lizingo platformą, taip kad galite pasiimti įrangą be jokio mokėjimo ir tiesiog per 10 kartų jūs sumokėsite šią pinigų sumą, tai yra po 95 eurus ir 90 centų. Taip kad puikus komplektėlis tiem, kas nori optimalaus variantą savo teritorijai stebėti.